Facebook reklamos! Šiame video parodysiu nuo A iki Z, kaip leisti Facebook reklamas. Ir gale video dar papasakosiu, kokias mes strategijas naudojam, kad pasiektume virš 300 000 eurų apyvartą per mėnesį. Tai žodžiu, jeigu norit leisti Facebook reklamas, arba jeigu leidžiat ir norit patarimų, pažiūrėkit, manau padės. Tik turėkit omeny, šiame video nepasakosiu ten kaip paskyrą susikurt ir tokių paprastų dalykų. Aš jums paaiškinsiu tiesiog, ką turit suprasti ir ką turite daryti, kad sėkmingai leisti Facebook reklamas. Gerai, einam iš karto prie reikalo. Cut to the chase, Sheldon. Pirma, jums reikės susikurti Facebook Business Manager paskyrą. Tai galite padaryti tiesiog įsivedę į Google. Susikursit paskyrą. Kai jau turite Business Managerį, ten tada turite susikurti ad accountą. Irgi nepasakosiu ten detalį, kaip tai susikurti, bet esmė, susikurkite ad accountą. Tada turite dar susikurti Facebook page'ą, nes per tą Facebook page'ą paleisit reklamas. Ir tą Facebook page'ą turit prijungti prie Business Managerio. Tai turim Business Managerį, ad accountą ir page'ą. Tada labai svarbus dalykas yra pikselis. Jums reikės susikurti pikselį. Pikselis yra toks kodo gabaliukas, kurį įsidedate į savo svetainę ir Facebookas tada trekina eventus, trekina, kas vyksta jūsų puslapyje. Tai pavyzdžiui, žmogus įsideda kažką į krepšelį, arba kažką nusiperka, arba nueina kažkokį produktą paspaudžia, Facebookas tą visą datą gauna. Ir jis pagal tą datą tada optimizuoja, kam rodyti jūsų reklamą. Tai pikselis yra be galo svarbus, be jo negalite leisti reklamų. Jeigu leisit be jo reklamas, jūs aklai tiesiog leisit, nes Facebookas nesioptimizuos. Tai būtinai pasidarykite pikselį, irgi detaliai nepasakosiu, kaip tai padaryti, yra pilna video YouTube, pasidarykit. Jeigu nesugebėsit pasidaryti vieną iš šitų dalykų, arba kažkur striksit, arba kažko trūks šiame video, tai numeskit tiesiog komentarą ir aš galėsiu padaryti tą video, arba gal tiesiog atsakysiu Discordo grupai. Tai iš setupinimo yra tiek. Turime Business Manager, ad accountą, pikselį ir Facebook page'ą. Daugiau nieko jums nereikės daryti, kad leisti reklamas, bet dar prieš pradedant leisti reklamas, jūs turite suprasti, kas yra campaignas, adsetas ir adsas. Jūs šitus 3 dalykus pamatysite, kai nueisite į patį ad accountą, viršui ten matysite, kad galima pasirinkti. Dabar, kad lengviau juos suprast, aš visada siūlau žmonėm įsivaizduoti juos kaip folderius. Nes pradžiai gali būti žiauriai čia viskas komplikuota, ten tiek pasirinkimų, tiek nustatymų galima padaryti, bet realiai čia yra tiesiog folderiai. Kai veikia, į campaigną mes galim kelti adsetus, o į adsetus mes keliam adsus. Ir tiek. Ir tada kiekvienas folderis turi savo specifinius nustatymus. Kaip pavyzdžiui, campaignui jūs galite pakeisti, kiek leisit eurų per dieną ant reklamos. Tada adsetą galite nustatyti, kada paleisit tą reklamą. O ads lygyje galite ten jau viską, kas liečia su pačia reklama, reguliuoti. Aš apie pačius nustatymus papasakosiu vėliau. Aš parodysiu jum step by step, kaip aš paleidinėju reklamas. Tai irgi parodysiu, kokius nustatymus reikia padaryti ir toliau. Bet esmė tiesiog supraskit, kad yra šitie 3 tokie folderiai. Ir kai šitą suprantam, tada dar noriu paaiškinti, kokią mes struktūrą naudojam. Tai yra, kaip mes išdėliojam tos folderius arba kaip mes struktūrizuojam savo reklamas pačiam Ads Manageryje. Tai mes naudojam labai paprastą struktūrą. Turime 2 campaignus vienam produktui ar funneliui. Kas yra funnelis? Funnelis tai yra kelionė, kurią mes pravedam klientą, kai jis paspaudžia ant reklamos nuorodos. Kad geriau suprasti, pavyzdžiui, jeigu mes pardavinėjom plaukų segtukus ir mes leidžiam reklamas jam, mes galime arba siųsti žmogų tiesiai į produkto landing page'ą, arba galime siųsti pirmą į home page'ą ir tada tik tais į product page'ą. Ten home page'ą, pavyzdžiui, product page'as yra. Tai čia skaitosi 2 skirtingi funneliai. Nors produktas yra tas pats. Tai čia turiu omeny skirtingiam produktam, arba jeigu produktas turi kelis funnelius, tai kelias keliones, kur galim pravesti žmogų, mes kiekvienam sukuriam po 2 campaignus. Vieną campaigną, kur mes testuojam reklamas, ir kitą, kur mes jau pasiteisinusias reklamas keliam. Tai vėl į vieną folderį testuojam, kitam keliam. Kodėl mes tai darom? Nes egzistuoja toks dalykas kaip learning phases. Tai paprasčiausiai yra Facebooko tokia funkcija, kur kai adsetas surenka virš 50 pardavimų
per savaitę, tas adsetas išeina iš learning phase'o. Ir mums tai ką reiškia, faktiškai tiesiog pats performances stabilizuojasi. Tai vietoj to, kad ten pyst vieną dieną 4 pardavimai, kitą dieną 0, kitą dieną ten 5 pardavimai ir ten, taip ten gali šokinėti pradžiai. Facebook algoritmas tobulėjo, jis išmoksta, tas adsetas stabilizuojasi, tai mums kaip ir gerai. Tai kaip ir tikslas yra išeiti iš to learning phase'o. Bet dabar kas įvyksta, yra tokios taisyklės, kad kai mes į adsetą įdedam daug naujų reklamų, arba jeigu mes drastiškai pakeičiam budžetą, tai pavyzdžiui, leidom ant 10 daily ir dabar tada užkeliam iki 100. Tokie drastiški pakeitimai, irgi apie juos galite paskaityti detaliau ten Facebook'e arba ChatGPT, jie išmuša iš learning phase'o tą adsetą. Tai mums tai nepatinka. Todėl mes turime vieną campaigną creative testavimui, kur mes pastoviai keliam naujas reklamas. Tai tas campaignas jis niekad neišeis iš learning phase'o, kas mums gerai, susitaikom su tuo, bet tada mes turim kitą campaigną, kur mes keliam winnerius ir mes darom mažiau kažkokių drastiškų pakeitimų. Ten tikslas su juo išeiti iš learning phase'o. Tai turim vieną campaigną, kuris pastoviai važiuoja, kitam, kur testuojam. Tik yra niuansas dar vienas, nėra 100% aišku, ant kiek tas learning phase'as svarbus. Mes kiek patys testavom ir žiūrėjom, tai jis gali ten 10-2% pokytį padaryti, arba ten truputį pastabilizuoti rezultatus, bet nesitikėkit, kad kažkokia čia magija bus, kai išeis jūsų adsetas iš learning phase'o. Todėl aš labai rekomenduoju visiems, kas pradeda, arba ten nerenka labai daug pardavimų, nes pas mus tai mes jau einam, mes gaunam 100 pardavimų per dieną, tai mums tas 10% daro įtakos daug. Bet jeigu jūs tik pradedat, galit šitą ignoruoti, galit viską mesti vieną campaigną, tai mesti vieną folderį. Arba, kaip jūs norit, galite ir daryti pagal mūsų struktūrą. Bet esmė, mes turim tokią labai paprastą struktūrą. 2 campaignai, vienam produktui arba funnelį. Gerai, dabar einam prie pačių reklamų paleidimo. Čia jau pasidalinsiu ekranu ir praeisiu tiesiog pro visus nustatymus, kuriuos reikia parinkti, kuriuos nereikia parinkti. Žodžiu, paaiškinsiu viską, kaip paleistas reklamas. Jūs pas save ad account'e turėtumėt matyti panašų vaizdą. Aišku, nematysit šitų paleistų reklamų. Aš čia paėmiau mūsų senos parduotuvės, Original.lt ad account'ą. Mes ją seniau leisdavom. Ant šito account'o esam virš 100 išleidę. Ant kitų mes dar daugiau esam išleidę. Bet esmė, matot tokį vaizdą. Jeigu nematot, tada bandykit susirasti čia šone iki paspaskait ant campaigns. Dabar pirmas dalykas, kurį mes turim padaryti, tai spaustam žalio mygtuko Create ir čia duoda mums pasirinkti. Ir visada rinkitės Sales. Jūs, jeigu kažką pardavinėjat, jums aktualu tik Sales. Spaudžiam Continue ir mums čia išmes. Va čia jau šone ir matot. Sales Campaign, Sales Adset ir Sales Ad. Čia vat mūsų tie 3 folderiai. Ir mes į campaigną galim prikurti, kiek norim adsetų, ir į adsetą galim prikelti, kiek norim adsų. Pačią jau vidinę struktūrą irgi paaiškinsiu po to, bet dabar praeinam pro visus pasirinkimus, kokius mes čia galim turėti. Tai pirma pavadinimas, pasirenkam kokį norim. Čia buying type nieko nekeičiam, campaign objective irgi nieko nekeičiam. Dabar turime pirmą Advantage plus Catalog Ads. Galit įjungti, galit neįjungti, mes pavyzdžiui būnam išjungę, čia tiesiog parodo, reklamuoja jūsų katalogą, jeigu esate įsikėlę. Jeigu nesate įsikėlę, ignoruokit, eikit toliau. Tai tada galit išjungti tiesiog. Tada budget. Čia galim arba campaign budget, arba adset budget. Ką tai reiškia? Tai arba jūs kontroliuosit budgetą per campaigno lygį, arba per adseto lygį. Faktiškai skirtumo labai didelio nėra. Čia irgi nepermastykit, tai aš rekomenduoju visiems tiesiog campaign budget rinktis, tai reiškia Facebook'o termuose tai yra CBO, o čia yra adset budget, tai ABO. Adset budget aktualu labiau, jeigu jūs norite kažkam tiksliai nustatyti budgetą, kažką reguliuoti konkrečiai, ten paleidot kažkokią reklamą ar norit būtent jai budžeto leisti. Bet realybėj, kas efektyviausia mes esam, tai jau ant tūkstantinių apyvartų ištestavę, kad Facebookas efektyviausiai spendins jūsų pinigus. Todėl mes eisim, visas šitas etapas bus padarytas, kad jums mažiausiai darbo reiks atlikti ir žinokit, tai yra efektyviausia. Tai renkamės campaign budgetą, tada daily budget nustatot kokį tik norit. Aš minimaliai eičiau bent jau 10 eurų per dieną, mažiau neeičiau, o maksimaliai kiek norit. Apie tai ten jau apie testavimą, taip toliau apie budžetą papasakosiu video gale, kokias mes budžet keitinėjimo strategijas naudojam ir taip toliau. Bet principas pasirinkam budžetą, tada campaign bid strategy naudojam highest volume or value, paliekam žodžiu
ir daugiau nieko nekeičiam. A/B testo neleidžiam, segment reporting neleidžiam nieko. Tai matot, čia daug yra visokiausių pasirinkimų, kur, nereikia tiesiog jų liesti ir viskas. Einam dabar tada prie pačio adseto, irgi pasivadinam kaip norim. Čia conversion location, website and app naudojam. Performance goal yra maximum number of conversions, paliekam, jeigu taip yra. Cost per result, nieko nedadam, ignoruojam. Čia mes galime irgi limituoti, kiek Facebookas maksimaliai turėtų išleisti ant vieno pardavimo. Su jais galima žaistis, viskas gerai, ateity galėsit pasižaisti, pradžiai ignoruokit. Mes dar net nesižaidžiam, mes tūkstančiais leidžiam per dieną. Neverta laiko. Tada budget strategy irgi jokių spending limits nededam, nieko paliekam tiesiog kaip yra. Start date paleidžia tiesiog kitos dienos ryte, bet faktiškai irgi dabar algoritmas jis neleis. Seniau jis leisdavo, galėdavo tą naktį išleisti daug ten eurų ir taip toliau. Dabar jis protingai leidžia tai irgi. Bet mes leidžiam ten kitos dienos 6 ryto pavyzdžiui. Audience nieko neliečiam. Controls nieko neliečiam. Location nustatom savo lokaciją, mes šiuo atveju Lietuvoje reklamuojam, tai Lietuva. Tada suggest an audience irgi nieko neliečiam. Ten beneficiary, ten pasirenkam savo įmonę arba, ką ten pasirinkot. Placements irgi nieko neliečiam. Tai matot, liest nieko nereikia. Einam toliau. Realiai jums reikia tik tais start date parinkti. Ten parinkti, kad ten tas conversions būtų ir viskas. Dabar prie pačios reklamos. Vėl pasivadinam kaip norim. Partnership ad išjungiam. Prijungiam Facebook page ir Instagram accountą. Threads profile. Mes dar niekad nesam naudoję, nelabai, manau, Lietuvoje aktualu. Bet gal kažkada bus aktualu, tai irgi galit naudoti. Branding. Galit pasidaryti, galit ne. Nėra didelio skirtumo. Tada ad setup bus create an ad. Ir tada bus manual upload, tai paspauskit manual upload. Tas Advantage Plus Catalog Ads yra, kai turit katalogą įsikėlę ir jis tada pats ten iš katalogo traukia adsus. Galit bandyti, bet kol kas sakau, ką darom, ką mes darom ir kas veikia. Tai manual upload. Galit palikti multi-advertiser ads. Galite nepalikti, skirtumo labai didelio nėra, aš tiesiog palikčiau. Tada destination, pasirinkam manual destination ir pasirinkam website. Čia įsidedat savo linką ir va čia, kur sakiau funelis. Jeigu norit siūsti product page, ką aš 90% rekomenduoju daryti pradžiai, tai įsidėkit savo product page nuorodą ir viskas. Use a display link, galit dėt, ką galit nedėt, mes nedėsim, nėra skirtumo. Personalized destinations, nieko nelieskit. Dabar add creative. Čia tiesiog paspaudžiat, pavyzdžiui, image ad, jums išmes tokį creative setup langelį. Pradžiui čia galite ten savo produkto linką įsidėti ir taip toliau. Galite nedėti, realiai įtakos, galite ignoruoti šitą, einam tiesiog next ir tada pasirenkam bet kokią reklamą, kokią norim įsikelti. Čia labai svarbu, kad jūs padarytumėt, jeigu, pavyzdžiui, image reklamą turit, jūs čia matot. Jūs 1:1 formatu turit padaryti ir tada 9:16, nes matot dabar ant story formato šūdinai atrodys. Horizontal aš nevargčiau daryti, specialiai dėl to mes niekad nedarydavom ir nedarom, bet mes visada padarom 1:1 ir 9:16. Jeigu video, tada tiesiog video padarom, kad tilptų viskas į save zonas, apie tai galėsiu papasakoti kitam video daugiau, bet esmė, čia galite pasirinkti tą image adsą, kuris tinka jūsų formatui. Spaudžiam next. Čia parašot primary text, headline ir description. Jums tai yra gan svarbu. Šitie dalykai, primary text ir headline, yra labai svarbu. Tai irgi galėsiu visą kitą video padaryti, kaip juos rašyti, kaip, čia visas copywritingas skaitosi. Bet parašom. Galime palikti kelis headline option, priklauso kiek leidžiat pinigų per dieną. Aš sakyčiau, jeigu jūs leidžiat iki 5 eurų per dieną, aš palikčiau vieną, nes kuo daugiau variacijų pridarot, tuo sunkiau jis optimizuosis. Tai šitą reikia irgi suprasti. Kartais mažiau yra geriau. Bet jeigu jau leidžia daugiau, pridarykit 5 variacijas, leiskit jam optimizuotis. Čia paprasčiausiai jis testuos skirtingus headlinus. Čia parašom savo headline, savo primary text ir tada pasirinkam call to action. Didelio skirtumo mum bent jau nėra, padarykit shop now tiesiog ir viskas, galite learn more padaryti, bet manau įtakos mes bent jau nematėm kažkokią, kad įkit tą, ką daro.
Tai matot, labai daug pasirinkimų daro labai mažai įtakos. Tada šitą image generation galite pasižaisti, galite ne, čia tiesiog daugiau prigeneruosim imidžių, aš kol kas ignoruočiau jūsų vietoj. Enhancements, palikčiau viską, tegul būna jungta, tikrai nepatrukdys ir done. Tai va, įsikėlėt reklamą, pasižiūrit dešiniai pusiai, ar viskas normaliai atrodo, reikia irgi tiesiog suprast, turi reklama normaliai atrodyti. Nepridirbkit ten jokių settingsų ir taip toliau, kad ten kažkaip iškreipytų reklamą. Labai paprasta, įkeliat bet kokią imidžą ar video, kurį jūs jau turite iš anksto padaryti gerai, nededat jokių limitavimų ant Facebooko ir paleidžiat. Čia realiai media buyingas, viskas. Tai žodžiu, jeigu reklama tvarkingai pas jūs, einam toliau, čia apačioje galite tą primary text irgi įrašyti arba neįrašyti, žodžiu. Tiesiog duoda vėl tą patį pasirinkimą, einam toliau. Dabar creative testing ignoruojam, neleidžiam, nieko nedarom. Event details irgi nieko nedarom. Tracking galima, URL parametrus galima užsidėti. Čia labiau jau advanced dalykas yra. Pradžiai įtakos jau visiškai nedarys, čia tiesiog leisiu detaliau trackinti, čia kai jau bus tram, camp per mėnesį daro, tada galit pradėti žaistis su šitais dalykais, kol kas ignoruokit visus šitus dalykus, jums to nereikia. Ir viskas, jūsų reklama yra paleista, iš tos pusės, jūs viską pasietapinot, dabar jums tiesiog reikia paspausti publish mygtuką. Kai paspaudžiat publish, aš dabar nespausiu šitą, nes nenoriu paleidinėti šitų reklamų, jūs galite tada redaguoti tą reklamą ir taip toliau. Čia jau galite pasižaisti, bet esmė tokie nustatymai, kuriuos pasakiau. Principas labai paprastas. Darom kuo mažiau limitavimų, duodam kuo daugiau kontrolės Facebook'ui, jis žino, ką darom. Dabar, kai jau esam paleidę savo reklamą, mums reikia suprasti metrikas. Tai čia yra šone, matot šitą lentelę, kur visokiausios metrikus, visokiausios skaičiai. Vėl atrodo viskas labai komplikuota, bet realybėj gan paprasta. Aš šiame video jums paaiškinsiu, kokias jūs metrikas turite stebėti ir turite suprasti. Visos kitos bus tiesiog jau papildomas advanced lygis, kuris faktiškai, sakau, kol jis ten nedaro 200 000, 100 000 apyvartos per mėnesį, nėra aktualu kol kas. Pas jūs tikriausiai dabar lentelį rodys skirtingas metrikas. Jūs jas galite pasikeisti paspaudę ant šito mygtuko, columns ir tada customize columns apačioj. Čia kairiai pusėje rodo pasirinkimus, kokias metrikas galima sekti, matot jų labai daug. Dešinioje pusėje rodo, kas pas jūs yra. Tai dabar praeisiu tiesiog, kas jums aktualu. Adset name svarbu, matot, kaip pasivadina asset. Delivery rodo statusą to adseto, tai jeigu ten kažkas užblokuota arba ten neleidžia, irgi matot. Attribution setting mums dabar nėra aktualu. Tada turim budgetą, tai koks budžetas nustatytas. ROAS, tai yra Return on Ad Spend. Čia parodo kiek, jeigu paprastai, jeigu padarot su to reklama 100 apyvartos, išleidot 2 eurų, jūsų ROASas yra 5. Tai dalina apyvartą iš Ad Spendo. Tai irgi. Faktiškai jūs turite šitą sekti savo parduotuviai, realiam laike, bet čia irgi parodo, kaip gerai performina. Tai šitą sekam, purchases sekam, rodo kiek pardavimų tas adas sugeneravo, date created. Irgi, pavyzdžiui, galite nežiūrėti, tiesiog parodo, kada sukūrė tą reklamą, čia vėliau gal aktualu bus, tada amount spend, čia svarbu, parodo, kiek išleido ant tos reklamos, cost per purchase, kiek kainavo vieną pardavimą sugeneruoti. Tai kol kas šitie visi dalykai, jie kaip ir svarbus, bet juos reikia šiaip ir skaičiuoti pagal realią datą. Tai žiūrite savo parduotuvės rezultatus realiai ir tada žiūrite Facebooką. Nes yra toks dalykas, kad Facebookas trekina apie kažkur 7-8% tikslumu. Tai jis 100% tikslumu neparodys šitą būtent. Viskas, kas ateina, kur data turi ateiti iš svetainės, jis trekins tik 7-8% tikslumu. Viskas, kas pas jį viduj yra, trekina 100% tikslumu. Tai čia jau einam dabar prie kitų metrikų, kurios eina iš vidaus, kurios yra labai svarbios ir parodo, kaip performina reklama. Tai yra cost per click, kiek kainuoja, kad paspaustų ant reklamos, kad paspaustų ant linko jūsų. CPM, kiek kainuoja parodyti 1000 žmonių. CTR, koks procentas paspaudžiant tos reklamos. Frequency, tai kaip dažnai parodo vienam žmogui tą pačią reklamą. Video hook, kaip gerai hookas performina, tai kaip pradžia užkabina. Ir video average playtime, kiek iš viso žiūri. Esmė, kai jūs media buyinat, jums parodys,
cost per klikas, CTR'as ir video hookas, šitos 3 metrikos parodys, kaip jis performina realybėj. Kad geriau suprasti, Lietuvoje virš 2% CTR'as skaitos jau geras. Viskas virš 5 yra labai gerai ir tada jau ten viskas daugiau yra, ten jau ofigiena. Tai čia irgi, ką reikia suprasti, kai media buyinam, jeigu žemas cost per klikas, aukštas CTR'as, reiškia, produktas žmonės domina, reklama gerai važiuoja, bet jeigu neperka, reiškia, jūsų svetainė šaudina. Bet tai jau man rodytų, kad geras adsas ir gerai performina. Tai žodžiu, tai šitus turit stebėti, lyginti tarpusavį ir tiek. Tai paspaudžiam save, kai jau matom, ir čia tada stebim visus šitus dalykus. Va, galiu parodyti greitai pas mus, kokie vidurkiai yra, išleidus ant šito ad account'o 100 000, tai pas mus vidurkis yra 2 centų cost per klikas, CPM'as $4, CTR'as 2%, frequency 19, čia nes mes daug išspendinę. Šiaip šitą kol kas ignoruočiau pradžioj, jis tampa aktualesnis, kai jau daug spendinat ir kai tiem patiem rodo tą patį. Tada video hook, kiam procentų, video hooką žiūrėčiau, jeigu virš kiam procentų jau gerai, jeigu mažiau nei kiam procentų nėra taip gerai. Average playtime kol kas, čia individualu pagal reklamą. Tai va, metrikos tokios iš mūsų šito ad account'o. Turėkit omeny, kiekvienas ad account'as arba kiekviena kategorija turi skirtingus metrikų standartų. Pavyzdžiui, mūsų kosmetikos brandas ir mūsų kitchenware brandas turi visiškai skirtingus skaičius, skirtingus CPM'us, viskas skiriasi. Nes čia priklauso, kokio jūs kategorijai pardavinėt. Bet jūs, kai jau leisite daugiau reklamų, jūs galėsit tarp skirtingų adsų lyginti reklamos rezultatus. Arba galite tiesiog žiūrėti į šitą ad account'ą ir paimti tai kaip vidurkį, nes šitas ad account'as, jis reklamuoja 100 skirtingų produktų, 1000 skirtingų produktų, 100 skirtingų kategorijų, tai, toks, vidurkis, data jum. Realiai viskas. Jūs peržiūrėję visą tą info prieš tai, gali dabar sėkmingai, efektyviai leisti Facebook reklamas ir suprast, kad jeigu dabar jau su šitu setupu, kur aš paaiškinau, kažkas jums nevažiuoja, tai jau nebus media buyingo problema. Tai neleiskit 1000 eurų ant kažkokių media buyerių, kurie sakys, kad aš jums ten pakeisiu kažkokią strategiją, ten pristrateguosiu, pakeisiu kažką, nesąmonę. Jeigu jau taip darot, aš jums galiu pasakyti su 90% užtikrintumu, kad darot efektyviai. Ir matot, čia nėra toks komplikuotas dalykas. Seems pretty easy. Dabar taip greit apibendrinant viską. Turim gerai pasisetapint ad account'ą. Tai pažiūrėkit irgi video kitus kokius, kur ten detaliai paaiškino, kaip setapint. Pirmoji vietoj pixelis. Patikrinkit būtinai, ar jūsų pixelis trackina gerai viską. Antroji vietoj yra pats setupas. Tai mes naudojam vieną CBO campaigną. Pats campaigno lygyje nustatom budžetą. Tai vieną CBO campaigną galime vienam produktui leisti. Arba mes šiuo atveju 2 naudojam. Esmė tokia, kad tiesiog į vieną CBO campaigną metam reklamas. Ir nieko daugiau netikrinam, tiesiog keiteliojam budžetą, kur papasakosiu tuoj, kaip mes tos budžetus reguliuojam. Ir trečia, tiesiog suprantam learning phase, kaip jis veikia, ar jis labai aktualus, bet esmė tiek. Ir metrikas, aišku, suprantam metrikas, jas pasianalizuojam, bet jeigu taip labai paprastai pasakius, jeigu nepelninga reklama, gali būti nesvarbu koks CTR'as, nesvarbu koks cost per klikas, jeigu nepelningai neperformina. Tai irgi tokia, analizuot gerai, suprast, kur stringa jūsų funelis. Ten galite tada padaryti įžvalgas, kad mano parduotuvė nekonvertuoja, bet realybėj, jeigu nepelninga, neperformina. Ir nieko iš to nepadarysit. Turit kažką keisti. Tai arba svetainė, arba reklama. Einam tada dabar prie pačių mūsų strategijų. Prabėgsiu greit kiekvieną tokį patarimą, nes kiekvienam galima atskirą video padaryti, manau padarysiu. Jeigu įdomu, galite palikti komentarą, paprašyti įdomu kažkokią temą padaryti video, aš apie bet ką galiu padaryti. Tai pirma yra mūsų creative testavimo procesas. Realybėj čia yra vieta, kur jūs turite skirti visą savo dėmesį, nes creatyviai dabar viską reguliuoja, ten dabar, kur seniau ten galėjo nustatyti kažkokią auditoriją, kur norit pasiekti ir toliau. Media buyingas realiai nėra komplikuotas, arba jį jau 90% atlieka Facebookas su savo algoritmu, tai ten nieko nelieskit. Ir nesigilinkit daugiau, realiai šito video pakanka. Gilinkitės į kreatyvus, kaip geras reklamas padaryti. Aš tiesiog dabar duosiu patarimą, kokį mes naudojam testavimo struktūrą. Tai mes einam pagal 7 tram arba šiam kiam formuluoti. Kas tai yra? 7% iteracijų, 3% naujų reklamų. Dabar kas yra iteracija, kas yra nauja reklama?
Iteracija yra, kai mes paimam kažką, kas veikia ir tada tai mes optimizuojam. Ką tai reiškia, darom kažkokius mažus pakeitimus. Labai paprastai, pavyzdžiui, turim image reklamą, kur mes komunikuojam, kad dabar yra 50% reklama mūsų svetainį. Ir tai gerai važiuoja. Tai mes žinom, kad šitas, ką mes komunikuojam, gerai važiuoja. Tai iteracija būtų, kur mes tą patį komunikuojam, 5% nuolaidą, bet pristatom kitaip. Pavyzdžiui, pirmoji reklamai mes tiesiog tekstu parašėm, antroji reklamai galime paimti kažkokį žmogų, kuris stovi prieš kamerą ir pasako. Tai esmė, mes tą patį angle yra, ką mes komunikuojam, pristatom kitų konceptų. Čia skaitosi iteracija. Iteracijas darom, jeigu kažkas veikia. Tai šitas 7 tram formulė veikia tik jeigu kažkas pas jūs dabar važiuoja. Kodėl tiek daug procentaliai iteracijų apsimoka daryti? Nes jeigu kažkas važiuoja, mums labai yra pigu tai iteruoti. Ir didesnis šansas, kad tai pasiteisins. O tada mes turim tos 3%, kurios mes vis tiek testuojam naujus adsus, tai yra naujas idėjas, naujus angle, naujus dalykus, kurios komunikuojam. Labą dieną. Žodžiu, prisijungia prie manęs pagalbininkas. 7 tram formuluotė. Jeigu niekas nevažiuoja, tada fokusuokitės testuot idėjas. Tai eikit ant to, ką komunikuot, nes tai darys didžiausią įtaką. Čia didžiausias pokytis bus. Tai bandykit keisti, ką komunikuot. Tai jeigu nevažiuoja 5% nuolaida, bandykit keisti ten kalėdų išpardavimas, arba ten, tiesiog, čia dabar su nuolaidom prisirišau, bet pavyzdžiui, pardavinėju skalbimo mašiną ir galiu komunikuoti, kad šitą skalbimo mašiną naudoja labai mažai vandens, arba kitas komunikacijos kampas, angle, yra, kad ten šitą skalbimo mašiną labai mažai elektros naudoja. Tai 2 kampai. Tai mums pirmą reikia rasti kampą, kuris kabina žmonės ir tada mes jau galime iteruoti su tuo 7 tram formuluoti. Tai kol kas procesas toks. Čia creative testavimas yra labai gilus dalykas ir ten galiu pasakoti, bet bent jau tai supraskite, kad turite dabar pradžioj, jeigu niekas neveikia, šaudykit kuo skirtingesnius angle, skirtingesnius dalykus, ką komunikuojat. Tada dar patarimas su budžeto kontroliavimu. Mes einam pagal tokią strategiją, kad kuo mažiau kaitaliot budžetą. Tai leidžia Facebook algoritmui stabiliau veikti. Tai mes einam tokią, galiu tiesiog taisyklę jums pasakyti, keičiam budžetą maksimaliai kas 3 dienas. Tai jeigu kažką pakeičiat, 3 dienas nelieskit. Tai čia irgi dažna klaida, kur matau, ką daro, ten paima, pakelia budžetą, pirmą dieną nevažiuoja, išsigąsta, mažina. Leiskit stabiliau važiuoti. Idealiausiai kas savaitę keisti, bet, čia gan toks rizikinga, arba, gali skaudinti, ypač pradžioj. Tai kas 3 dienas mes tokį optimalų vidurkį radom. Ir tada ties pačiu keitimu, aš eičiau iki 100 eurų daily, keisčiau 2-3. Tai jeigu dabar 10, jeigu važiuoja, kelkit iki 2, jeigu tada važiuoja, kelkit iki 5 ir taip iki 100 daily. Nuo 100 daily keitaliočiau po 2%. Nes jūs galit per dieną, jeigu jau dabar suklys, bet per dieną iki 2% pakeisti, kad learning phase neišmušti. Tai ir tada šiaip stabiliau, tokie stabilesni pakeitimai bus. Aišku, yra niuansų, jeigu ten dabar kažkoks Black Friday ir dabar labai važiuoja, galite irgi 2-3, bet tiesiog turėkite omeny, kuo didesnis budžetas, tuo didesnė rizika, jeigu 2. Bet principas iki tol 2-3 drąsiai. Ir keiskit maksimaliai kas 3 dienas. Ir tada paskutinis dar patarimas, naudokit AI toolsus, kad kurti reklamas. Nano Banana, kad image adsus daryti, tada 11 Labs, kad voiceoverius daryti. Jūsų tikslas yra kuo daugiau kreatyvų, kuo efektyviau ištestuoti ir kuo pigiau sukurti. Dabar AI jums labai tai palengvins, tai aš irgi matau, kad daug kas dar to neimplementavę yra, tai tiesiog darykite tai, pasižaiskit su tom programom ir bandykit kuo daugiau adsus kepti. Tai tiek, tokie mano patarimai. Jeigu jums patiko video, galite paspausti like, galite prenumeruoti. Aš realiai kelsiu daugiau tiesiog turinio apie e-commerce, reklamos, viską, žodžiu. Ir jeigu norit, kad apie kažkokią temą daugiau papasakočiau arba sukurčiau video, prašykite komentarą ir galite irgi prisijungti į Discordo grupę, visiškai nemokamą. Aš kol kas atsakinėju visiems visus klausimus. Dar daug klausimų nėra, tai atsakysiu ir jums.